Ai, va, viskas gerai. Yra. Aha, tai dabar mūsų kita tema yra būtent apie orchidėjas, apie tas gėles. Jeigu tu galėtumei nuskanuoti informaciją, aplamai, jų yra daug rūšių tų orchidėjų, įvairiausių. Jo. Gal tau kokia specifinė pasirodys arba eteriška orchidėja, pasižiūrim? Mhm. Ar pavyksta pamatyti? Jo, Gal tau pasirodys? Kažkaip man įdomiai tokį rodo kaip moterį. Jos Ir jinai kaip atsivers moterim. Aha, ir jinai kaip apsirengus tos kaip suknytė orchidėja. O kokios spalvos suknelė? Ir žavuma toks dabar kaip iš orchidėjų tokių, bet nėra raudonumo, nematau. Rūžava spalva? Į kažkokią tai, kažkas tokio kaip ir žavumas, tokių visokių atspalvių. Į violetumą, bet švelniai. Jo, aš jau žinok, Į išjaučiu tą spalvą. Ką tu matai? Būtent aš tokią spalvą ir matau, žinok. Jo, nu va. Geras. Ir kažkaip tai čia kaip kokia tai kaip deivė tokia. Jinai kažkaip, vis tiek kaip, jinai kažkaip, vis tiek tai yra kažkokia tai deivė, nes kiekvienos vis tiek rūšis, visi kažkokia tai turi, kas juos saugo, kas juos globoja, kažkokia tai forma, kažkokia tai atsakinga. Nu, kaip pasakyti, kažkokia deivė, ar deivis, ar deivė, dar kažkas, ar kažkokia būtybė, galima tai pasakyti, gali jinai formuotis vėl. Jo, labai įdomiai. Vat, kaip pasakiau, formuotis, tai man į daugą jinai transformuojasi. Jau matau į panterą, šviesę. Bet kažkaip katino ne. Kažkaip įdomiai. O pantera kokios spalvos? Irgi tokių panašių. Jo, biški, bet yra dabar melinumo jau šviesiai. Kažkur toks yra. Ir jinai taip šoka, taip kaip ir matau jos šuolį. Tai yra energijos, kurias skleidžia būtent ta pati gėlė kaip orchidėja. Aha, vibracijos kažkokios tai. Aha. Jo. Vėlgi, jeigu taip žiūrėti, tai be abejo vis tiek tai yra irgi programos matrica, kaip ir energijos, kaip vis tiek tai yra ir jeigu taip žiūrėti iš to matricinio sluoksnio, ar ne? Tai irgi pajungia kažkokias programas. O jeigu einant virš tų programų ir pažiūrėti būtent į tos orchidėjos esmę, jeigu tu galėtum susiliesti, pavyzdžiui, su tos orchidėjos branduoliu, būtent tos gėlės, kokia informacija tau ateina? Atmetant visas programas. Jo, man ateina moteriško širdis, vat moteriškumo širdies kažkoks vienas aspektas. Bet ir iš ten rodo, kad ateina rožė irgi, būtent kažkaip labai įdomiai. Kažkaip irgi dalis iš, netgi gal labiau va šitas rožė ir orchidėja. O jos maišytos gal? Panašios energijos, panašios vibracijos? Jo. Ar yra genas tos gėlės kažkoks tai iš eterinės pusės? Kažkokia transformacija, vat būtent kaip va tą pakeitė va tą, kaip sakiau, tą panterą.
Tai jinai pakeitė. Kažkaip jinai, o būtent dabar va, man taip ir jaučiasi, kaip jinai, va tas šuolis, tai ir buvo toks kaip nukirsta, pakeista, transformuota panteros energija melsva kažkokia ir pasidarė va čia va šitos orchidėjos. Nemoku paaiškinti kitaip. Kaip O atrodo. ta pantera yra ta pati orchidėjos dalis, ar ji yra saugotoja? Jo, jinai dabar kaip ir saugotoja. Nes pačią va gelmę, kai tu man sakei, tai vis tik tai iš širdies rožės moteriškos deivės. O dabar va ta pantera, va tokia ir jinai melsvumą, sakau, taip įdomiai. Atstovauja jo kažkaip jinai, kaip saugotoja vis tik tai, žinai. O pavyzdžiui, gėlės, ne, jos irgi turi savo pasaulius kažkokius tai. Ar taip yra, kad jos turi savo pasaulius skirtingus? Taip. Taip kaip portaliukas. Kiekvienas gėlės žiedas kaip portaliukas. Galima ten per jas pereiti. O tai ir yra tam matrica. Tai kiekviena gėlė turi savo portalą, ne? Taip. Jis skleidžia savo dažnį, savo vibracijas, tas žiedas. Kiekvienas žiedas atskiras, taip. Ir netgi netgi kiekvienas iš tos vienos gėlės, kiekvienas žiedas vis tiek savo portalą turi. Kaip ir, žiūrėk, paraleliniai pasauliai. Tai vat mes žiūrėdami į gėlę, mes su savo emocijom pereinam į paralelinius pasaulius ir ten vat tą kūrybą įdedam. O matrica, vat vis tiek, vėlgi, mes patys kaip matrica esam, tai tiesiog va taip, visur yra dalinimasis tų energijų, kaip pasakyti. Tai va taip ir, pasinaudoja tą energiją, tai normalu. Aš dabar dar tokį dalyką sužinau, kad yra ta programinė matrica ir yra ta tikroji organinė matrica. Ta tikroji organinė, jinai truputėlį kitokia yra. Nežinau, kaip pasakyti, kaip aš čia dabar, man pačiai nauja. Aš iš esmės tai taip man jaučiasi, kad iš viso kiekviename lygmenyje yra visos matricos skirtingų. Taip kaip yra kiekviena čakra, kiekvienas lygmuo. Tai vat kiekvienur ir yra matricos. Tai jeigu pas mus yra išryškėjusios 7 čakros, tai kiekvienur ir yra ta matrica. Kiekvienam lygmenį. Ir to lygmenio matrica. Man taip rodo, bet čia gal vėl smulkiau, gal ten žiūrint čia smulkiau. Bet vat jeigu dar globaliau, gal čia jau pamečiau biškitą tavo klausimą. Organinė. Organinė, tai taip, yra. Dabar dar vienas dalykas. Iš eterinės pusės orchidėja atskleidžia mūsų moteriškumą, širdies čakrą, o iš fizinės pusės tą patį turbūt daro, nes susiję eteris su fiziniu pasauliu. Pavyzdžiui, orchidėjos kodėl naudoja kiti laidotuvėms? Būna, prineša orchidėjų, kitiems galvos. Jos panašios. Jos panašios į tas, kaip jos kur laidotuvė. Jos irgi man labai gražios. Lelijos, ne, galbūt čia. Kalijos. Kali. Va. Jos panašios man. Kažkaip labai įdomiai. Žinai, kodėl man labai pasakysiu, todėl, kad ten yra, tas viduriukas, tas cipukas išlindęs. Ir tai yra kaip ir asociacija vyriškos ir moteriškos dalies, ta prasme viskas. Taip kaip aktas.
Nu rimtai, man taip Mhm. vat jaučiasi, supranti, tai vat tai yra kaip ir harmonija. Tai kaip tas portalas, kuris yra ir vyriška, ir moteriška energija, kur sujungtas jau kaip ir atrodo. Kažkas tokio, bet kadangi tas, jeigu taip vat simboliškai žiūrėt, ar ne? Aš dabar Mhm. matau tą išsikišusi cipuką, tai tipo tas kanalas užkištas jau. Žemiškas. Tu išeini Mm. tik į viršų. Nu kažkaip labai įdomi, nemoku dar dabar, sakau, man irgi naujai, nemoku labai išaiškinti, tik tai žinau, kaip suprantu. Tai yra irgi kažkoks ne šiaip savo simbolis. Orchidėjos irgi kai kurios panašios. Nors tų rūšių ten orchidėjų labai daug išvesta. Aha. Iš tikrųjų, va tai ir yra tos programos, kur sakau, tik mes nesuprantam. Ne Bet šiaip vat, savo mum mhm. patinka jo, tos gėlės būtent kažkokia, kažkodėl. Supranti, kiekviena gėlė turi savo irgi charakterį. Kaip mes, va Taip, žmonės, ir jos kiekviena ta gėlė turi savo charakterį. O, pavyzdžiui, orchidėjos ar yra lepios gėlės ant fizinės erdvės, pavyzdžiui, žiūrint? tai vėlgi pasižiūrėti kaip ir jo, nuo energijos, kur jos randasi. Jos kaip Mhm. iš savęs, kaip ir transformuojasi, žinok, vis tiek pagal aplinką šitoje vietoje jom vis tiek reikia tos energijos, jos tik šiaip savo, kaip iš savęs, tai gamtoj nebent, nežinau, negaliu pasakyti. Mhm. Ir taip ir Dabar ne. pasakysiu, Jautrios. aha, jautrios, aš tau dabar pasakysiu vieną tokį įvykį, žinai. Sesuo padovanojo man su gimtadienio orchidėją, baltą orchidėją, tą žinai. Nu, jos, kur Mhm. jūs perka namų sąlygoms auginti. Mhm. Mes išvažiavom atostogų čia per šventes į Ispaniją. Ir, vienu žodžiu, palikom gėlės ir mano vyro draugas ten, nu, prižiūrėjo gėlės, bet vat, būtent pamiršo orchidėją, nes jam kažkaip ant staliuko ten buvo padėta. Nors orchidėjos reikia tik tais tas šaknis dažniausiai, žinai, palaistyti. Nu, Mhm. pamerkti šaknis. Aš grįžau, nei žiedų, nei lapų neliko. O buvo mes 10 dienų išvykę. Tai kaip tai, kas čia įvyko, gali pažiūrėti? Mhm. Nu, man dabar taip ir rodo kažkaip tuščia. Kaip, žinai, kaip kokia ola tuščia. Kodėl taip atsitiko? Nes kol aš buvau, jinai kuo gražiausiai atrodė. Ir žiedai, ir lapai, viskas ok. Nes joms iš tikrųjų, kad ten labai vandens reikėtų, irgi nėra, kad taip, nu, Energija. desperate. Bet man kažkaip keista, netgi va, mama atvažiavo su sesė, sako, kaip keista, kad netgi, sako, lapus numetė. Netiko ta energija visiškai, jinai tiesiog, va taip pasakyčiau, jinai neprisileido tos kitos energijos, būtent jai netiko to vyro energija. Jinai pati taip leidosi, kad pamirštų. Bet jis jos net nelietė. Kas Tai keisčiausia. būtent, taip, nes jisai ir negalėjo paliesti, nes jinai nenorėjo. O, matai kaip. Sakau, nu tie vyrai nemato, praleido gėlę vieną. Kaip taip galėjo būti? Ne, jo, Gal čia gėlė taip, supyko, žinai. taip, jinai nenori, tiesiog jinai nenorėjo jo, tos energijos. Jo, galima sakyti, taip kaip ir, Dėl jo, to ir kažkaip paklausiau, ar jautrios. jos lepios, Nu, jautri, ne? jautrios. Jo, nepasaky, dėl lepumo tai tikrai jos nelepios. Aha. Bet kad jautrios, tai taip. Mhm. Tai aš jai Šiaip tai pasiunčiu daug šviesos dabar, kad jinai atsigautų, nes šaknis yra geros. Šaknis geras yra. Bet tikrai kaip įdomiai, nu. Nebūčiau pagalvojus, ir aš. Jo. Nu, tikrai. Ar dar eina kokia informacija apie orchidėjas?
jau uždarom tą temą. Jau galim uždarom. Gerai tada. Labai įdomiai čia.